Milda, kaip visada, gavo dovanų per mokymus, o aš ragausiu. O va taip pat. Jai. Tai pirma dovanėlė, sakė, iš jų krašto, gaila, pamiršau paklausti, iš kurio, mokinė mūsų atvežė šimtalapis čia vadinasi, ne? Bijau nusišnekėti, su varške. Beje, nežinau, ar žinojo, bet Milda baisiai mėgsta. Tik jai negalima. Pas ją yra alergija kviečiam. Nevežkit Mildai kvietinių dovanų, nes Rolandas tas dovanas suvalgys. O baisiausia, kad pas Rolandą irgi alergija kviečiam, bet jis juos valgo. Nes gyvenimas yra per trumpas, supranti, vis tiek numirsim. Vis tiek. Negerk, nerūkyk, nevalgyk kviečių. Tai ką valgyt? Ką valgyt? Sušius vien. Ką mes čia valgysim? Kadangi dovana, tai suprantat, nebus čia blogų komentarų. Nebus, bet paragaujam. Būna geresni, būna blogesni. Gražiai, vat. Taip jų vis atrodo, ką mes galime pasakyti iš to pjūvio. Nieko aš negaliu pasakyti iš to pjūvio. Viskas čia atrodo normaliai. Ir skaniai, tik ko norisi greičio arbatytės. O aš jį tik persipjauni ir iškart, žinot, norisi, kad šalia karšta arbata stovi. O ji nestovi, čia buvo klaidelė. Gerai, paragaujam. Nėra labai saldų. Nes tos jausmas kartais, aš nežinau. Aš tai nesikabinėjau prie saldumo, bet nemana kai karamelinis. Bema geras. Ir tu savo. Ir čia apačioje dar raugenytė yra. Bema, kaip fainai, kaip viršyje lūkesčius. Jums būna, kad gyvenime kažkas viršyje lūkesčių. Pastebėjau, kad visą laiką dabar visi viskas nuvilia mus. Jūs galaukit, kada aš nugriūsinau skonį kažkada, ne? Gal ne pats gražiausias buvo grįvimas, bet aš pasito neruošiau. Žiūrėjau, geras. O Milda tikrai neduočiau. Ir antras mūsų patiekalas, sakė, yra kriaušių karamelė. Bet tik nereikės idėjos pavok. Čia jaučiu kažkas nesaldaus, tai va čia dabar saldų dalyką. Oho. O, išsivakavom. Spalvytė kaip dulčia dėlėčias. Kaip įdomu. Geras. Geras. Įdomu, kad aš kažkokius dar skonius jaučiu. Jeigu čia vien kriaušių tokį įdomų skonį padaro, tai reikia gaminti. Geras. Labai skanu. Kas darė, respektas. Tikrai geras. Šiandien kažkas diena, o čia jau kažkoks pomidorų padažas. Negerai ant karamelės ragaut, bet patyrusiam kaip aš, galima, aš atskirsiu skonių natas. Ačiū, kaip pomidorių padažiukas. Prie šašlačioko. Sacivi primena, gružinišką sacivi. Pomidorių padažiuko, kur verdi, su prieskoniais. Tikrai sueis. Ačiū visiems. Ir ačiū už tokias nuostabias dovanas. Ačiū už papildomą dėmesį. Ir ačiū, kad žiūrit. Tikiuosi, jums mano pasirodymas patiko. Šiandien aš prabėgau krosą. Aš esu energingas. Pabendravau su krūva moterų, įsikvėpiau, įsikalbėjau. Tai
Va taip atrodo įsivažiavęs Rolandas. Dar kartą ačiū labai visiems.